atsisėdame, kas kaip galime, bet kaip sakiau, geriau užblokuoti energijos nutekėjimą, skurdžiaus kojas. Ir rankas, matėt ar ne, kad tie, kurie medituoja, kaip sakiau, sujungia jungtis, kad energija tavo viduje ratu tekėtų. Tuo momentu, kad atliekate mankštas ar meditaciją, kad kuo mažiau jos nutekėtų. Tai va, pats asmeniškai pasirenku maždaug tokią būseną. Kuo daugiau sujungti kūno dalių vieną su kita. Tai va, užsimerkime irgi. Mankštinsim spranduką mūsų. Galvą galim taip pasakyti. Tai va, labai paprasta. Kiekvieną rytą, kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą skirti tam 5 minutės, 10. Bet vėlgi viskas vyksta neskubant, jokių staigių judesių, kad nebūtų traumų. Nes kaip sakiau, pavyzdžiui, nuo televizorių žiūrėjimo, tai sprundas va taip, o įpratęs būti ir ką maistą ruošiame. Ar ne, dar kartais iš šoną pasižiūrim, ką vyras veikia. Tai va, o čia biškį mes jau mankštinsim kitaip. Tai va. Ką, kvėpavimas visą laiką, atsiminkit visam gyvenimui, iki pilvo. Ir iš pilvo ramus, gilus kvėpavimas. Čia jau tą taisyklę žinokit visam laikui. Kvėpuojam ramiai ir sukam galvą į kairę, įkvėpiam. Grąžinam, iškvėpiam. Sukam galvą į dešinę, įkvėpiam. Grąžinam, iškvėpiam. Tai kiek kartų darysite priklauso nuo jūsų pačių, tik jokių per jėgą užsukimų, kad nebūtų. Nes jeigu galva nepratusi sukinėtis į visus šonus, gali būti, sakykime, mini trauma kokia. Mums to reikia maksimaliai išvengti. Tai va, pats atlieku 3 kartus į vieną pusę, 3 kartus į kitą pusę. Daugiau einu prie kito pratimo. Čia kiekvienam individualiai. Tai va, vieną jau pratimą padarėm, antrą pratimą. Ne, dabaikim 3 kartus. Dabar buvo 1 kartas. Dabar antras pratimas. Kelsim galvą į viršų, įkvėpdami, grąžindami į normalią padėtį, iškvėpdami ir į apačią. Įkvėpdami ir grąžindami, iškvėpdami. Taip 3 kartus. Ir mes stebime pačią mankštą, ar kvėpavimą stebime, atliekame mankštą, bet daugiau mes
mintimis protų niekur nekeliaujame. Viską sutelkia į save, visą savo dėmesį. Jokie darbai, jokie rūpesčiai, vaikai, ar podai, bliūdai, ar meilės, ar kas turi palaukti. Dabar tu esi mankštoje ir viskas turi būti surinkta į mankštą. Pastoviai save gaudykit. Kai tik nukrypstat mintim, sugrįžtat į mankštą. Dabar kitas pratimas. Kairė į viršų, dešinė į apačią. Taip 3 kartai. Įkvepiam. Grąžinam, iškvepiam. Nuleidžiam, įkvepiam. Grąžinam, iškvepiam. Dabar į priešingą pusę. Irgi 3 kartai. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Taip. Dabar suksime galvą kvadratu. Kai čia tai įvardinus. Parodysiu. Užrišėme viršų, į dešinę, į kairę, į dešinę, į kairę, po 3 kartus darau. Į dešinę kvėpuojam, kairę. Man tik sunku ir kvėpuoti ir kalbėti vienu metu, bet esmę parodyti. Va. Dabar leidžiam žemyn, irgi nusukdami. Ir galim į kairę, bet ne per jėgą. Va. Dabar nuleidžiam galvą į apačią. Va. Į kairę, į dešinę 3 kartai. Grąžiname į padėtį. Ir dabar suksim ratu. Į kairę pusę ir į dešinę. Apšašim galvą. Ir sukame. Įkvepiam, kai sugrįšim. Iškvepiam. Ir sakykime, mes pradedam nuo 3 kartų apsukimų į vieną pusę. Maždaug jų ir laikykimės, kad orientuotis. Va. Nu va, 3 kartus apsukome į kairę pusę. Dabar apsuksime į dešinę pusę. Vienu žodžiu, apsisukimo procesas, kai pradedame sukti, įkvepiam ir kai sugrįžtame į padėtį, iškvepiam. Įkvepiam, giliai, ramiai kvėpuojame iki pilvo apačios ir iškvepiam. Ir 3 kartas, įkvepiam, iškvepiam.
Tai va, tuos kartus gali didinti, kam su sprandu yra, kaip ten pasakyti, problemėlių. Nereikia, aišku, iš karto labai didelių krūvių duoti, po biškutį, po vieną žingsnelį. Atsiminkit, kad viskas vyksta lėtai. Jeigu save perkrausi, dings susidomėjimas, traumą dar kokią gausi, tada iš viso bijosi tą pratimą atlikti. Jeigu kas jau norite sveikiau gyventi, pereiti į tą sveikesnio gyvenimo kelią, neskubėkit.